Aš vieną dieną atsikėliau ir supratau, kad noriu būti rašytoja. Gerai. Labas, Akvilina. Sveika, Giedrė. Noriu tave pakalbinti apie paauglių literatūrą. Kaip tu sugalvojai debiutuoti su knyga paaugliams? Atsimenu, kad buvo Almos Literos skelbtas konkursas, knyga paaugliams, ir buvo tokia sugalvota netgi serija Mergaičių lyga. Man visai gerai skamba, tik tai įtariu, kad ten gal buvo kokios, paskui nutrūko jinai dėl kokių nors lyčių trafaretų atseit ar kažko panašaus. Iš tikrųjų niekada negalvojau rašyti paaugliams ar vien tik paaugliams. Atsimenu, buvo 2007 metai, leidyklos Alma Litera projektų koordinatorė, kuri žinojo, kad aš rašau, kad aš spaustinuosi kultūriniai spaudoj. Jinai parašė man, mes kartu studijavom čia VU, jinai man parašė ir paklausė, gal man būtų įdomu parašyti paaugliams. Mes čia kaip tik planuojame tą tokią seriją, Mergaičių lyga. Ir aš sakiau, kodėl ne. Ir tada sekė mano darbas su tekstu, gavau grįžtamą ryšį iš leidyklos, gavau pastabų, jos buvo tikrai vertingos ir beveik po poros metų, 2009 metais pasirodė mano pirmoji knyga, kuri vadinasi Viskas apie mano šeimą. Ir aš atsimenu, tada tais metais mes ją pristatėme knygų mugėje, kaip tik buvo 3 knygų pristatymas mano, Aistės Ptakauskės ir Editos Milaševičiūtės. Tai tokį turėjom 3 knygų smagų labai pristatymą ir viskas prasidėjo taip, bet iš tikro niekada neturėjau tokio tikslo rašyti būtent paaugliams. Aš turbūt pažįstu visas tavo išvardintas merginas. Edita Milaševičiūtė, jūs turbūt kurso draugės buvot. Taip, mes buvome. Romualdą Mataitytę irgi pažįstu ir Aistę Ptakauskę taip pat. Tai man įdomu, ar dabar vis dar bendrauji su jomis? Su Romualda Mataityte, dabar Gelumbauskienė, mes iki šiol ir bendraujam, ir dirbam kartu, ir aš, kadangi aš ir verčiu, ir iki šiol leidau knygą su Alma Litera, tai man pasisekė, kad aš būtent su ją dirbau beveik prie visų savo knygų ir prie visų vertimų. Tada tais metais, beveik iškart po savo pirmosios knygos išleidimo, aš išvažiavau gyventi į užsienį, tai negaliu pasakyti, kad aš daug bendravau su Aiste ar su Edita. Kiek aš atsimenu, ir viena ir kita parašysios po porą knygų, jos berods dabar neberašo, nežinau, ar planuoja sugrįžti ar į literatūrą, ar į paauglių literatūrą, bet taip. Man vaikų ir paauglių literatūra atrodo tokia šiek tiek bendruomenėlė, nes ten yra ir vaikų literatūros specialistės, dažniausiai moteris, ir vaikų paauglių literatūros autorės, vėliau turbūt prisijungė prie tos serijos Daina Opolskaitė, Rebeka Una, Ilona Žerinytė, nežinau, gal dar praleidau kelias pavardes, bet jos toks yra tarsi pakomitetis literatūros ir man atrodo, kad ir ta vaikų paauglių literatūra, jinai irgi yra toksai atskiras burbulas galbūt, ar ne? Kol aš nebuvau išėjusi iš to burbulo ir pradėjus rašyti suaugusiems, aš turbūt negalėjau palyginti. Visas tavo išvardintas rašytojas aš pažįstu, bet kadangi visą tą laiką gyvenau ne Lietuvoje, didžiąją laiko dalį mes bendravome virtualiai. Ir su Daina Opolskaite ir su Rebeka Una mes susitikome, kai buvo Alma Literos konkurso, paauglių literatūros konkursas. Ir mes visų mūsų knygos buvo finalistės ir mes susitikome būtent tą progą ir buvo labai įdomu stebėti, kaip ir ką jos toliau rašo. Ir pati žinai, kad Daina vėliau išleido jos knygą suaugusiems, su Dienų piramides, kuri laimėjo ir Europos Sąjungos literatūros premiją ir kitas. Rebeka Una toliau rašo vaikams ir suaugusiems. Bet šiaip man atrodo, kad tas vaikų ir paauglių literatūros burbulas, kaip tu sakai, jisai gal yra toks šiek tiek ir šiltesnis, draugiškesnis, gal ten mažiau vis dėlto aistrų ir dramų verda palyginus su proza suaugusiems ar su poezija, gal ten vis dėlto daugiau to tokio yra, Solidarumo.
Sakyčiau taip, sakyčiau gal ir solidarumo, ir tiesiog draugiškumo, draugiški šilti santykiai. Taip. Aš vienu metu, žinok, visai kėsinausi patekti į tą tokį paburbulį, nes norėjau rašyti knygą paaugliams, bet ten man nelabai sekėsi. Bet tavo minėta Daina Opolskaitė, jinai tarsi ir debiutavo kaip suaugusiųjų rašytoja su prozos PK, bet jai, kadangi tas Dienų piramidės buvo gana sunku išleisti, tai jinai kažkaip rašė paaugliams. Mano akimis visai vykusiai rašė paaugliams ir kai prasidėjo tas bumas jau Almos Literos, ta serija, tai aš galvoju, kaip įdomu rašyti paaugliams. Atrodė, kad tai tarsi atgaivina tą visą paauglių literatūrą, kurios kaip ir nebuvo ir niekas nežinojo, kas tai yra. O dabar, kai vėl iš naujo perskaičiau to debiutinę knygą, viskas apie mano šeimą, tai man į akis pirmiausia krito toks labai, labai keista detalė. Ten vaizduojama tokia šeima, kur santykiai truputį painus, tėvas mergaitės gyvenime yra dingęs ir mama draudžia ten apie jį klausinėti. Ir man tai pasirodė, o viešpatė, čiagi kažkas nusikalstamo beveik šiais laikais, šių laikų požiūriu. Bet tai buvo nuomet tokia realybė ir noriu paklausti, kaip sugalvojai rašyti paaugliams tokiamis kebliomis temomis? Iš tikrųjų, taip tu teisi, sakydama, kad tai buvo anuometinių laikų realybė. Tarsi, jei mes nekalbėsime tomis sunkiomis, sudėtingomis temomis, tai mes galime apsimesti, kad jų nėra, kad visos šeimos yra šviesios ir draugiškos ir mylinčios ir svarbu išlaikyti tą išorinį fasadą gražų, o nesvarbu, kas dedasi viduje. Ir man, ko gero, norėjosi savo pirmoje knygoje, aš turbūt net nesvaršiau gal kito siužeto, man norėjosi rašyti apie tas pačias įvairiausias šeimas, kurios susideda iš tokių, ne vien tik tais iš to tradicinio trafaretinio mama, tėtis ir du laimingi vaikai. Šeimas, kuriuose auga, kur vaikai auga iširusiose šeimose, kurie turi priimti naujas pasikeičiančias sąlygas, pasikeitusią realybę ir kuriuose, bent jau tai buvo tais laikais su jais, niekas apie tai nekalba, niekas neklausia, kaip jie tame jaučiasi ir ar jiems reikia pagalbos, ar jiems reikia apie tai kalbėti. Ir aš norėjau, kad mano knygos būtų ta priebėga ir užuovėja vaikams, kurie galbūt jaučiasi nesuprasti, neišgirsti, vieniši. Šiaip labai tu teisingai sakai, aš irgi esu augindama dukrą pastebėjau tą tokį labai labai jau įprastinį modelį šeimos ir animaciniuose filmukuose ir darželiuose niekas nekelia klausimo, tai yra tiesiog mama, tėtis ir vaikai. Bet taip, ir tada tas vaikas, jis nemato savęs, jis nėra atspindimas, jo šeima tiesiog nėra atspindima jokiose nei literatūroje, nei kine, nei mene, nei kur nors kitur. Jis net nežino, su kuo tapatintis. Ir tada tikrai galima pasijusti labai vienišam. O dabar aš taip provokatyvų tokį klausimą užduosiu. Žinai, taip, Vincui Mykolaičiui Putinui rašė laiškus tokia gimnazistė ir jinai kėlė tokį klausimą, ar jūs apsivedėte su Aukse? Labai juokingai skamba, bet ar tavo pačios šeimoje būta kažkokio tokio ne visai tipinio modelio, ar tu čia taip sugalvojai? Man atrodo, ir aš esu, ir aš sakau, man atrodo, nes gali būti visaip, bet man atrodo, kad rašytojai rašo stipriau, autentiškiau tada, kai jie rašo apie tam tikras pažįstamas patirtis. Vėlgi, nebūtinai daug išlygų, bet man atrodo, kad ypač pirmosiose knygose verta pradėti nuo to, ką tu žinai, tam, kad vėliau galėtume eiti toliau ir kalbėti apie tai, kad ko galbūt nežinai, ką galbūt gali sukurti, ką galbūt gali tiesiog pasiimti iš aplinkos. Tai atsakant į tavo klausimą, taip, mano šeima iširo panašiai tuo metu, kai iširo Sovietų sąjunga. Ir man buvo įdomi ta paralelė, kad aš augau toje iširusioje šeimoje, aš augau toje santvarkoje, kuri savotiškai pasikeitė per naktį. Vieną dieną mes ateiname į mokyklą ir ta pionierių vadovė per naktį tampa skautų vadovė. Ir visos tos permainos mums, vaikams, jos yra neaiškinamos, mes jas turime priimti.
mes turime priimti pasikeitusią santvarką, mes turime priimti, kad mes gimėme ir gyvename dabar jau naujoje šalyje, mes turime priimti pasikeitusią savo namų tvarką, bet visa tai yra didžiulės, sudėtingos, sunkios permainos, jos nepraeina be pasiekmių ir vaikai, paaugliai, ypač jie sunkiai išgyvena, reaguoja, tai palieka jie didžiulių įspaudų ir man norėsiu savo knygose kalbėti ir apie šitas patirtis. Tavo vėlesnėse knygose, pavyzdžiui, Niujorko Respublikoje, ir kad mane pamatytum, pastebėjau tokį irgi tipą draugę, kuri tarsi gražesnė, geresnė, ten veržlesnė. Ir tokia manekenės tipo, kuri, romane, kad mane pamatytum, tai iš tikrųjų yra manekenė, dirba manekene, 90-iniais tai buvo visiškai įmanoma, iš tikrųjų kai kurios iš mūsų ten dirba tomis manekenėmis. Ir ar tai irgi yra tam tikras tikrovės atspindys? Ar esi turėjus tokią draugę? Aš tai dabar prisimenu, tie 90-iniai tikrai buvo kažkoks nesveikas grožio kulto laikas, kažkoks manekenių kaip siekiamybės laikas. Aš nežinau, Giedrė, ar tu svajojai tapti manekeniu? Aš tai tikrai ne. Bet aplinkui tai tikrai vykdavo tie konkursai ir tikrai vyko, ir buvo tie spalvoti žurnalai, atėjo, pasirodė ten visokie, kur ten mums buvo, mergaitėms buvo sakoma, kaip reikia atrodyti, kaip reikia kalbėti ir elgtis, ir kad taip, tu esi stipri, tu viską sugebi, svarbu gerai mokytis, svarbu tą ir aną, bet žinok, gal reikia numesti ir 5 kilogramus, gal reikia ir plaukus nusidažyti tam, kad jau tu būtum arčiau to įsivaizduojamo kažkokio tobulos merginos, tobulos paauglės idealo. Tai tikrai buvo tokie laukiniai 90-iniai, ta prasme. Ir man atrodo, kad daug kas iš mano aplinkos turbūt buvo irgi paveiktas to grožio kulto. Aš atsimenu, rašydama Niujorko Respubliką, grįžtant, apsukus ratą, grįžtant prie tavo klausimo, viena iš šitos knygos veikėjų yra Margarita, ta, kuri yra ta šaunesnė, gražesnė, viskuo geresnė ta draugė, į kurią ir lygiuojamas ir suvokiama, kad gal niekada čia tokia ir nebūsi graži ir šauni ir taip toliau. Ir Margarita knygoje, jinai išvyksta į vakarus ir pas giminės, paskui grįžta ir tokia atrodo savotiškai pasikeitusi. Tai ta Margarita, jinai turi prototipą, mano mokyklos draugė, kuri irgi, aš pasiėmiau tą detalę, kad jinai irgi turėjo giminių vakaruose ir jinai irgi vieną vasarą išvažiavo, ten keliem mėnesiam ir paskui. Ir tai buvo taip įdomu, nes jinai grįžo atsiveždama su savim kažkokį tokį neapčiuopiamą vakarų dvelgsmą. Jinai grįžo pasikeitusi. Tai dabar negaliu pasakyti, kurie galėjo tai būti metai. 90-inių pradžia, turbūt vos tik pradėjom galėti ten daugiau keliauti ir jinai atrodė kitaip, jinai rengėsi kitaip ir mes taip kažkaip prižiūrėjom. Štai toks yra pasaulis už šito mūsų mažo pasaulio ribų ir aš tą kažkaip turbūt ir norėjau tą personažą į savo knygą įtraukti kaip to tokio kontrasto tarp tos niūrios posovietinės realybės ir kažkokio tokio neapčiuopiamo miražo, ką man simbolizavo Margarita. O knygoje, kad mane pamatytum, tai aš jau labai tiesiogiai taip tą norėjau pavaizduoti tą tokį. Ten jau šiek tiek yra vėlesni laikai. Toje knygoje aš rašau apie 99-uosius, tas laikas prieš tą kabutėse numanomą artėjančią pasaulio pabaigą, kur mes ten visi laukiam 2000-ieji, visi ten kompiuteriai išsijungs ir ten niekas jau ten pasaulis baigsis. Tai ten, man atrodo, jisai vis viena dar tas manekenių kultas, dar jisai toks buvo pakankamai gajus ir man norėjosi įtraukti tą personažą kaip savotišką merginą, su kuria lyginamasi, su kuria vėlgi neprilygstama, bet vėlgi su kuriai bandant prilygti, paaiškėja, kad vis dėlto tu esi užtektinai gera, tu esi stipri ir tau nereikia bandyti niekam prilygti. Aš augau apsupta moterų, mano prosenelės, mamos, sesers, mano draugių.
augau apsupta jų stiprybės, jų klaidų ir aš mokiausi ir iš jų stiprybės, ir iš jų klaidų ir na, taip jos mane įkvėpė, jos mane augino ir tai atsispindi ir knygose. Kad tas manekenių kultas buvo 2000-aisiais vis dar gajus, tai aš tikrai galiu paliudyti, nes net čia universitete mes laikėm vieną egzaminą ir kažkas buvo paleidęs gandą, kad ten kokiam tai dėstytojui patinka, kai ateina studentė su trumpais sijonais. Dabartiniam akim tai yra baisiau nei baisu, bet taip. Ir dar priminė, aš kaip tik visai neseniai pasižiūrėjau Pietinę kronikas filmą. Ir ten tas buvo kažkoks gražiausių kojų konkursas Šiauliuose. Ir aš jau buvau pamiršus, kad tie dalykai egzistavo. Greitai pasimiršti. Bet dabartiniam akim tai yra taip baisu, kad net juokinga. Iš tikrųjų baisu ir juokinga. Aš tai prisimenu dar, kai tu kalbėjai apie manekenės, kai 96 dar buvo tokia laida, kažkaip atsimenu, kad buvo tokia laida per televizorių, kur rodė ten kažkokią manekenę, kur jinai ten... Jai 16 metų, man irgi buvo gal 16 tuo metu, kad jinai ir mokosi, ir pinigų užsidirba ten ant podiumo. Ir jinai buvo su tokia didaktika, kad jūs mergaitės nebūtinai čia turite būti labai gražios. Svarbiausia dabar mados industrija yra tipinis veidas, jis gali jūs nuvesti ant podiumo, bet svarbiausia yra stengtis, gerai mokytis, laikytis disciplinos, valgyti, laikytis dietos, kažkoks toks buvo moralas. Ta didžiausia siekiamybė vis dėlto buvo ta mergina, kuri ir sėkmingai dirba manekene ten kokiam Milane, bet kartu ir labai gerai mokosi ir jinai viską suspėja. Ir čia aš sėdžiu, savo skaitau knygas, ten vedžioju šunį, nieko nepasiekus ir galvoju, kas su manim ne taip. Bet įdomu, būdavo tų reiškinių tokių, kur tikrai taip ir labai gerai mokosi ir dirba paauglė. Aš tai neatsimenu iš savo aplinkos. Ir aš. Mano realybė tai vis dėlto turbūt neegzistavo. Turbūt taip. Gerai, paminėjai, kad prototipai vis dėlto buvo. Tai tu man dabar pasakyk, kaip su tais prototipais, ar jie skaito tavo knygas ir ar jie save atpažįsta. Ir ar tau ką nors sako, kad tu čia turbūt mane aprašei. Prototipai gal ne ta griežtąja prasme, nes tikrai nėra taip, kad aš nukopijuoju kažkokį žmogų personažą iš realybės ir perkeliu jį tokį, koks jis ar ji yra į knygą. Bruožai, fragmentai, tarkim, gal kažkaip taip veikia. Ir iš visų mano knygų paaugliams New Yorko Respublika, ko gero, yra maspeniškiausia. Ten tikrai yra tokie realybės fragmentai, kai kurios citatos, kurios išties skambėjo, ar kokie nors ten įvykiai, pasažai. Bet tikrai nesistengiu. Mano tikslas nėra susipykti su savo draugais ir giminėm ir nesistengiu to tokio... Vis rašti taip sako. Tai. Tai yra kažkokie bruožai, fragmentai, kurie man atrodo ypatingi, kurie man padeda kurti tą personažą. Kita vertus, parašiusi New Yorko Respubliką, aš pirmiausia ją parodžiau savo seseriai. Dabar neatsimenu, ar tai buvo vis dar rankraštis, ar gal jau ir maketas, bet tai tikrai buvo prieš knygos išleidimą ir man buvo tikrai labai svarbi jos nuomonė ir jinai perskaitė, taip labai emocingai perskaitė ir jinai paskui man rašė, kad niekas šitos knygos nesupras geriau negu aš. Ir vadinasi, tai tikrai buvo tas, kad man pavyko užčiuopti ir atskleisti šeimos ir santykių dinamiką, neišduodant kabutėse savo šeimos, bet tiesiog perteikti tam tikrą jausmą, kuris lypi tarp eilučių ir tarp kažkokių personažų bruožų ar vardų ar realijų. Ir nes iš tikro toje knygoje man svarbiausia, bet aš tai supratau tik vėliau, kai jau parašiau ir kai jau ten daug vėliau dar skaičiau iš naujo tą knygą, kad man buvo svarbiausia atskleisti net ne pirmuosius tos nepriklausomybės metus ir net ne tą kažkokį sudėtingą šeimos santykių tinklą ir net ne pirmąją meilę ar draugystės iššūkius ar išbandymus, bet man turbūt buvo joje svarbiausia atskleisti dviejų seserų ryšį ir šią prasme tos pagrindinės veikėjos Beatričė ir Kamilė
aš tikrai negalėčiau pasakyti, kurios iš jų kabutėse yra aš, kuri yra mano sesuo, nes tai nėra taip, tai tiesiog yra, jos viena kitą papildo ir viena su kita susilieja ir ne veltui knygos pabaigoje paaiškėja, kad Kamilė yra toji, kuri rašo knygą. Kamilė yra jaunesnioji sesuo, bet jinai yra toji, kuri rašo knygą apie Beatričę, tą, kuri išvažiavo ir jinai rašo, bet iš tikrųjų jinai nėra rašytoja, jinai yra gydytoja, bet jai atrodo svarbu atskleisti sesers istoriją. Tai vat man tas seserystės ryšys, kuris skleidžiasi ir kuris yra gyvas, nepaisant nieko, man tai buvo turbūt svarbiausia rašant. Ir knyga New Yorko Respublika, ji buvo išrinkta į LTI 12, kas labai retai atsitinka, nes jie nerenka vaikų paauglių knygų į savo 12. Bet ten, aš atkreipiu dėmesį, ten yra toks berniukas, Oskaras, vaikinukas ir Beatričė, ir jie skaitant, kas kam krenta į akis. Man tai ten pasimatė labai tie kultūriniai tokie skirtumai. Jie yra iš skirtingų socialinių klasių. Oskaras iš aukštesnės, Beatričė iš tarsi tos jau paprastesnės. Vidurinės, ar kaip ją dabar vadinti, nežinau, nes tais laikais tos klasės nebuvo susiformavusios. Bet ten man krito į akis, kad jie kalbasi kažką apie politiką, apie lūžį, nepriklausomybės ir skiriasi labai pats galvojimas. Oskaras taip kažkaip valstybiškai mąsto, kad čia visuomenė turi pasikeisti, čia mes turim prisidėti prie pokyčio. O Beatričė sako, aš noriu, kad pas mus būtų visko, ko yra Oto kataloge. Ir tai irgi yra labai toks ryškus tikrai lyčių skirtumas. Ar tu pati dabar galvoji apie tai, kad šiokia tokia laiko distancija padeda tai pamatyti, ko rašant galbūt nesimatė? Labai įdomus tavo pastebėjimas. Man vis dėlto atrodytų, kad tai yra labiau apie socialinę klasę, o ne lyčių santykius. Ar galėjo būti priešingai, ar galėjo Beatričė būti ta, kuri visuomeniška, kuriai rūpi politinė, kultūrinė situacija, taip toliau. Oskaras yra tas, kuris varto Oto katalogą. Aš manau, kad galėjo, bet kitoje knygoje vis dėlto, kad būtent šioje knygoje man reikėjo būtent tokio ir man kaip tik norėjosi paryškinti tą faktą, kad toje visuomenėje, kur tu kaip sakai, kad tarsi ir nebuvo tų ryškių klasių, bet vis dėlto buvo ta atskirtis. Bet kita vertus, knygos pabaigoje jų pozicijos tarsi išsilygina. Ir Oskaras, ir Beatričė, jie susitinka jau nebe Lietuvoje. Ir aš ten labai daug nepasakoju, bet galima susidaryti tokį įspūdį, kad Beatričė išvyko iš Lietuvos, studijavo ir dirba tai, ką nori, ir pasiekė savotiškai pasiekė savo tikslų. Ir jinai pasiekė savo tikslų, nepaisant to socialinio sluoksnio, iš kurio jinai buvo kilusi. Vadinasi, niekas jai nepadėjo, jinai tiesiog pasiekė visko pati, kai tuo tarpu Oskaras, kad ir kaip būtų, jis augo privilegijuotoje aplinkoje, jis augo aplinkoje, kuri jį augino ir kėlė, bet galiausiai, mažiausiai jie yra susitinka ir jie yra lygus, jie yra pasiekę lygiai to paties. Tai. Bet žinok, skaitytojas tą numano, kai skaito, nes vis tiek skaitytojas turi bjaurų įprotį pagrindinę veikėją šiek tiek sieti su autorė ir turėti kontekstą jos biografijos. Tai tas numanimas, kad jinai išvažiavo, pasiekė, studijavo, tai jis egzistuoja skaitant. Nors gal tai taip ir negalima daryti, autoriaus mirtis ir visos kitos teorijos gali kliudyti, bet vis tiek skaitytojas turi šitą tokį kirminą savyje ir tai yra numanoma. Bet tu parašei ir 2 knygeles paaugliams, kurias aš vadinu dilogija, apie Australiją. Ten viena vadinasi Kengūrų slėnio paslaptis ir Raudonosios uolos prakeiksmas. Ir ten ne tai, kad ta Australija, kurioje tu gyveni, ar gyvenai ir vis dar gyveni, bet ten man labai įdomu buvo šeimos modelio gerinimas, nes ta šeima tarsi ir tokia, tavo visose knygose ta šeima yra net, ten tie santykiai tokie įdomesni. Tėvas, nėra mamos, patėvis, kiti broliai, seserys iš kitos šeimos. Bet tenai toks yra tarsi
pasakos struktūra yra moteris, kuri pretenduoja į pamotės vaidmenį ir yra tokia blogietė, kaip pasakose. Ir paskui jinai ten nubaudžiama, atstumiama, o geroji priimama. Tai man ta struktūra yra tokia truputį pasakiška, bet taip pat atkreipiu dėmesį, kad tavo beveik visose knygose paaugliai jie išgyvena pirmąją meilę. Pirmąją meilę, nusivylimą, kas labai svarbu, nes paaugliams reikia pranešti, kad ta pirmoji meilė jinai nebus čia lygi vestuvių ir kaip pasakos ilgai laimingai gyveno, bet vis tiek bus tam tikras nusivylimas. Taip, tai tos australiškos knygos, jos, aš labai gerai atsimenu, kaip jos atsirado. Jos atsirado visų pirma turbūt jaunesniai auditorijai, tokiai, sakyčiau, jaunesnių paauglių auditorijai. Tai nėra New Yorko Respublika, ar kad mane pamatytum, kurias skaito tiek paaugliai, tiek ir suaugusiai šiaip. Bet čia jau kita istorija. O jos yra labiau pramoginės, iš čia ir ta tokia, kurią tu pastebėjai, pasakiška struktūra, iš čia ir tas toks gal lengvumas ir toks vidinis tikėjimas, kad viskas yra įmanoma, kad visi dalykai išsisprendžia ir kad ten galiausiai viskas labai gražiai ir gerai baigėsi. Ir aš kaip tik rašydama šitas knygas, tai buvo pirmieji, antrieji metai, kai aš gyvenau Sidnėjuje ir man tiesiog turbūt gal norėsiu aprašyti ir tą aplinką, ten kur aš esu, kur aš gyvenu ir norėsiu savotiškai ir pasidalinti kažkokiom tom šalies istorijom, mitologija ir aš įtraukiau šiek tiek ir tų čiabuvių mitologijos atspindžių ir taip, bet jos yra gal labiau jaunesniems skaitytojams iš čia ir tas toksai pasakiškumas ir lengvų išeičių ieškojimas. Bet ten ne vien tik labai lengva viskas. Pavyzdžiui, yra teta Ema, kuri yra žurnalistė. Ir čia tu truputį, man atrodo, reabilituoji žurnalistės profesiją, nes irgi yra tarsi toks truputį autoritetas, kuri veikėjai nori būti ją panaši, nori tapti žurnaliste, renka medžiagą, mokosi rašyti ir paskui tik yra irgi labai nuspėjama schema, kad jinai įsimylės tą profesorių, kuris ten irgi atsiranda. Ir tada laukia pabaigos, kol čia visi susieis laimingai vienas su kitu. Bet man svarbu atrodo tai, kad vis tiek tavo knygose sukuriamas tas moters tipas, į kurį galima lygiuotis, kuri yra pasiekusi, kuri turi savo profesinį pripažinimą, kuri tarsi stengiasi peržengti savo galimybių ribas. Tau svarbu yra paaugliams pasakyti, kad taip gali ir turėtų būti. Kad taip gali būti, kad taip turėtų būti, kad taip yra įmanoma ir mes kažkaip vis grįžtam prie to savotiško, to pavyzdžio, to tokio įkvėpimo ir man atrodo, kad svarbu turėti tą pavyzdį ir įkvėpimą ir tą žmogų, į kurį galima lygiuotis gerąją prasme, ne blogąją, ne ta prasme, kad įmama jaustis kažkokia netokia ar blogesnė, bet ir jeigu jos negalima turėti gyvenime dėl vieno ar kitų priežasčių, galbūt galima turėti knygoje. Ir man pačiai, kai aš skaitydavau vaikystėje, paauglystėje knygas, man tikrai patikdavo būtent tos drąsios šaunios mergaitės, kurios ten visas kliūtis įveikė ir pasiekė savo tikslus. O kalbant apie tetos Emos, tetą Emą kaip personažą, aš atsimenu, aš labai linksminausi rašydama ją ir ten tuos visus dialogus, nes man kažkaip buvo proga šiek tiek pasišaipyti iš to žurnalistinės kalbos ir jos tokių štampų. Taip, tai aš atsimenu, man ten visai linksma buvo. Tavo knygose visai daug tokio geografinio konteksto, ne tik Australijos, bet ir Naujosios Zelandijos. Naujojoje Zelandijoje tu rašei ir gynėsi daktaro disertaciją. Pavyzdžiui, knygoje Mano tėtis ir kiti nesusipratimai, ten yra ir toks truputį edukacinis aspektas apie Naująją Zelandiją, mitologiją, multikultūrinę aplinką. Man atrodo, kad vaikams visai gerai ta tokia ne vien lietuviškos realijos, bet kažkoks šiek tiek platesnis pasaulis. Viena vertus, man atrodo, kad tai tikrai yra gerai, kita vertus, čia jau išeinant gal iš mano knygų konteksto, gal tiesiog kalbant apskritai apie knygas, kad
tas kitas kontekstas, jis visiems turėtų būti pagrįstas. Na, kodėl aš būtent apie tai rašau, kodėl aš rašau apie šitą šalį, kaip tai susisieja su tuo dalyku, apie ką aš noriu kalbėti, ką aš noriu pasakyti. Ir čia aš noriu žengti gal dar vieną žingsnį toliau ir kalbėti apskritai apie paauglių literatūros temas ir kaip jos yra pasirenkamos. Ir aš nežinau, Giedrė, ar tu pati tą užčiuopi, pastebi, greičiausiai, kad pastebi, bet dabar paauglių literatūroje, bent jau toje verstinėje, kurią man teko skaityti, kartais tikrai būna tokiu atveju, kai imama piknaudžiauti tomis jautriomis temomis. Į vieną knygą sukraunama viskas, kas tik įmanoma, visos įmanomos traumos ir ten tada, kad nepasirodytų, kad per daug šviesų, tai ten dar kas nors, dar įdedama, kad ko nors tokio juodžiau, kad jau suprastum, kad tai tikrai yra blogai. Ir man čia toks nelabai vykęs gal žaidimas su skaitytojais ir bandymas didinti savo populiarumą, užčiuopiant tas karštas, jautres ir tikrai svarbes temas, bet jau tiesiog jų jau yra per daug perdėtai. Aš nežinau, neseku paauglių literatūros taip labai kruopščiai, bet man atrodo, tuo laikotarpiu, kai tu debiutavai, tai Alma Litera leido tokią seriją, ten Laižiakas, Pirmoji meilė, Laižiakas ir kiti ten kažkokie tai reikalai. Apie narkotikus kažkaip užriebdavo ten kažkokias temas, bet taip nei tai tikroviškai, nei ten įvykdavo kažkokio sekso, nei ten neįvykdavo. Dabar yra tas Kmitos Pietinė kronikas, filmas pastatytas, visi matė, paauglius labai veikia, romantizuojami 90-iniai, bet Kmitos romanas toks yra, sakyčiau, radikalesnis už tavo knygas. Bet ten šiek tiek ir laikas, man atrodo, yra vėlesnis ir ten personažai yra vyresni. Pagrindiniam personažui ar tik ne 17-18 metų, tai ten aišku, jau ten ir kažkokie ir valiutos keitimas, ir ten darbas apsauginių klube, ir čia aš jau dabar vardinau iš filmo prisimenamas scenas. Tai mano vis dėlto, mano ta knyga, kalbu apie New Yorko Respubliką, jinai yra ir apie, kad mane pamatytum, jinai vis dėlto skirta gal kiek jaunesnei auditorijai ir užčiuopia šiek tiek kitas temas. Ir mano tikslas turbūt nebuvo jau tą visą tokį gariūnmetį visų savo gražumų parodyti. Tikriausiai paaugliai po tavo knygų pristatymo yra prie tavęs priėję ir ką nors pasakę. Ką jie tau sakydavo apie tavo knygas? Kai tik pasirodė New Yorko Respublika, aš esu sulaukus šiaip tikrai nemažai laiškų ir nemažai laiškų sulaukiu su klausimu, o tai kaip sekasi Beatričei ir Oskarui, ar jie liko kartu? Ir aš tikrai nuoširdžiai nežinodavau, ką atsakyti, nes jeigu aš atsakysiu, kad gal Beatričė ir Oskaras iš tikrųjų neegzistuoja realiame gyvenime, tai irgi gal nėra labai gerai. Tai žodžiu, tas toks, bet man tai iš tikrųjų labai patiko ir man tai tikrai toks buvo patvirtinimas, kad vis dėlto aš kažką gal sugebėjau su tą knygą pasakyti. Bet šiaip, kai aš rašiau New Yorko Respubliką ir kai aš ją leidau, man visada buvo toks klausimas, ar tikrai dabartiniai paaugliai supras tai, ką aš rašau, ar jiems bus aktualu 90-91 metų realijos, tai, kas yra mano praeitis, bet jiems tai yra istorija, kurią jie mokosi vadovėliuose, ar tai bus iš vis aktualu. Ir iš susitikimų su paaugliais, iš jų laiškų ir iš kažkokių akimirkų pristatymas, aš suprantau, kad taip tikrai yra aktualu, nes tai, ką jie nuskaito ir istorinį kontekstą, bet jie nuskaito ir tas temas, kurios yra tos knygos universalios ir kurios jiems yra irgi artimos. Tai ir draugystė, ir meilė, ir šeimos santykiai, apie kuriuos mes kalbėjome, tai visa tai jiems yra aktualu ir artima, ir atpažįstama. Ir man šiaip yra ir mokytojos sakiusios, kad kaip gerai, kad šita knyga yra, nes man tai padeda kalbėti apie tą nepriklausomybės laiką ir man tai padeda paaiškinti, kaip mes gyvename. Tai čia vieni tokie atsiliepimai buvo tokie, kiti
Aš labai nemažai šiaip gavau laiškų ir iš mamų, kurios skaitė kartu su dukromis. Ir sako, skaitė dukra, dabar aš pasiėmiau ir mes kalbamės apie tai, kaip aš gyvenau tuo metu, kai aš buvau paauglė. Ir man tai kažkaip labai šildo širdį tikrai. Bet turbūt man pats ypatingiausias skaitytojas buvo vienas 10 metų berniukas. Jis priėjo prie manęs knygų mugėje, man atrodo, tai buvo pernai ar užpernai. Jis priėjo su New Yorko Respublika, aš jam pasirašiau ir jį atlydėjo tėvai ir tada tėvai sako, žinokit, sako, mes atvažiavom iš Klaipėdos tik dėl jūsų. Jis vis skaitė visas jūsų knygas, o New Yorko Respublika yra pati mylimiausia jo knyga. Ir man tai yra taip gražu ir aš tą 10 metų berniuką nešiosiu dabar iki šiol ir aš jį nešiosiuosi iki gyvenimo pabaigos. Ir absoliučiai nuostabu, kad mergaičių lygos serijos knygas skaitė vis dėlto berniukas. Visas knygas, taip, tai įskaitant tada ir mergaičių lygos, taip. Tikrai labai. Man atrodo, kad gerbėjų laiškai nėra šiaip savo. Ego dokumentika, ten labai svarbus dalykai vyksta. Jie kažką paliečia, taip. Manoma, kad rašytojui prieš parašant romaną geriausia treniruotis išbandant detektyvo žanrą. Bet aš kaip matau, kad visai neblogai ta treniruotė pavyksta ir parašant knygą paaugliams, ar ne? Aš šiaip labai mėgstu detektyvus, bet tokius klasikinius britiškus detektyvus. Ir visai būčiau norėjusi, kadaise praeityje parašyti detektyvą. Aš niekad jo taip ir neparašiau, ko gero ir neparašysiu, bet šiaip visai būčiau norėjusi ir man tai atrodo visai smagu. Knygos paaugliams yra gera treniruotė ir tai nebūtinai galima žiūrėti tik tai kaip į treniruotę. Tai aišku, kad yra ir tikslas savaime, bet bent jau man darbas su paauglių knygomis padėjo visų pirma suvokti, kaip svarbu yra kalbėti tam tikrai apibrėžtai auditorijai. Ne savo, ne kažkokiam neaiškiam numanomam skaitytojai, bet tiesiog išmokė mane, kaip svarbu yra galvoti apie skaitytoją, kaip svarbu yra berašant tarsi atsigręžti ir pas savęs užduoti klausimą, ar tu vis dar su manim, ar tas skaitytojas, ar aš jau ten nenubėgau kažkur, kur skaitytojas jau nebegali manęs pasiekti. Ir toks, tai yra, bet tai kartu yra ir darbas su tekstu, darbas su struktūra, su siužetu, gera siužeto mokykla, žodžiu. Bet kokiu atveju, man atrodo, kad tai yra gera mokykla, net kad ir ką vėliau rašytumai. Ir tai nebūtinai turi būti vėlgi, tai nebūtinai turi būti kažkoks pradinis žingsnelis, pradinis laiptelis. Galbūt aš vėl grįšiu prie paauglių knygų, galbūt ne, bet kokiu atveju, tai man tai buvo tikrai gera mokykla. O man įdomu, ar tu dabar vis tiek tarsi rašai prozą suaugusiems, ar dar turi galvoje kažkokių siužetų, kad čia galėtų būti gal koks detektyvas paaugliams? Ar tai būna, galvoju? Žinai, aš nežinau, ar aš begrįžčiau prie tos realistinės problemų prozos. Galbūt aš jau išrašiau tas visas temas, kurias aš norėjau išrašyti, bet šiaip aš norėčiau grįžti prie paauglių literatūros tiesiog kitokio žanro, gal kitokio kalbėjimo. Nežinau kol kas kokio, norisi kažko naujo. O kai rašai paaugliams, ar tu tam tikrą prasme graduoji savo pačios paauglystę? Nes man atrodo, kad vis tiek kiekvienas rašytojas, jis kaip rašo, gali rašyti visai ten, ką nors istorinį romaną iš nežinau kelinto amžiaus, bet vis tiek truputį kažkoks atsiranda rėmimasis savo patirtim. Ar tau tai būna, kad kai rašai paaugliams, jie yra jiems reikia rašyti paprasčiau, ar tu įeini į tas kažkokio, prisimeni, ar tau atmintis kažkaip suveikia, kad man buvo taip? Ar taip vyksta? Labai įdomus klausimas ir man atrodo, kad gal kai aš rašiau savo pirmasias knygas, aš šiek tiek labiau gręžiojausi į praeitį ir šiek tiek labiau bandžiau prisiminti, kaip jaučiausi galbūt, kaip man pasaulis atrodė iš 12 ar 13 metų amžiaus perspektyvos. Bet kuo toliau, tuo labiau galbūt aš rėmiausi net ne tą savo
praeitimi ir savo paauglystę, bet gal savo parašytomis knygomis. Ir tada ir tiesiog kuo daugiau aš rašiau, tuo aš kažkaip visai kitaip tada visai kitaip konstravau pasakojimą, jau atsiremdama galbūt nebe į save, o į patį siužetą ar į tai, ką aš noriu pasakyti. Ir šia prasme, pavyzdžiui, kad mane pamatytum, tai yra mano ta paskutinė knyga paaugliams ir tikrai turbūt galiu pasakyti, kad išėjau iš to tokio gręžiojimosi ir tai buvo tik tai aš ir mano knyga, mano rankraštis. Bet ten yra ir tokios dokumentinės medžiagos ir kažkokios antraštės laikraščių. Ar tu vaikščiai į archyvą, pasivertei spaudą to laikotarpio? Taip. Aš labai gerai atsimenu, kai rašiau, kad mane pamatytum, aš kaip tik buvau grįžus į Lietuvą, man atrodo, tai buvo vasara ir aš tikrai praleidau gerą laiko gabalą Mažvydo bibliotekoje. Užsisakiau to meto 99 spaudos, ten tokius didžiausius tomus ir aš tiesiog žiūrėjau iki smulkių pačių smulkiausių detalių ir tai, kas vyko ten, būtent to mėnesio, apie kurį aš rašau realijas, pavyzdžiui, man reikėjo žinoti, ir 1990 metų birželio 13 dieną lyjo Vilniuje. Atgi taip? Taip. Ir aš suprantu, kad gal kiti rašytojai nekreipia dėmesio į tokias smulkmenas, bet man reikėjo žinoti ir koks tai buvo oras, ir kas tuo metu vyko, koks renginys vyko. Ten kažkas, aš dabar nebeatsimenu, bet kas vyko. Ir ten buvo dainų šventė, gal buvo sostinės dienos, kažkas tokio buvo. Ir aš tada tai inkorporavau į pasakojimą, bet aš stengiuosi tai padaryti taip, kad tai neatrodytų prikišama, kad štai pažiūrėkit, aš nuėjau į biblioteką, pasisėmiau žinių ir dabar aš su jumis pasidalinsiu. Tai tiesiog norėsiu, kad natūraliai įsilietų į pasakojimą. Gal dėl to, kad ten vaizduojamas tikrai toks labai specifinis dalykas, tūkstantmečio slenkstis ir tada reikia pasiremti tiksliomis detalėmis, kaip ten viskas vyko. Bet ten tas visas sąmokslo teorijas šiek tiek nuslopina, man atrodo, anoreksijos tema, nes ten draugė manekė nekenčia nuo anoreksijos, iš pradžių užuominos jau tarsi atsiranda, aš galvoju, žiūrėsim, kas čia bus, ir paskui paaiškėja, kad tai tikrai yra anoreksija. Ir atsiranda tos tokios dinamikos labai, kad tai yra tikrai apie tas tikroviškas problemas, bet pagrindinė veikėja dar ten irgi pabėga iš namų. Man patinka labai ta vieta, kur jinai pabėga iš namų, nubėga į vaikų darželį, kur repetuoja sunkio roko muzikantai, šiek tiek pažįstami, tenai pernakvoja. Ir čia kaip bravūriškai, galvoju, negi tu kada nors bėgai iš namų. Man šiaip pačiai labai patinka ta vieta, aš tikrai nuoširdžiai linksminausi rašydama apie tą muzikos grupę ir paskui ten dainą kūriau pabaigoje ir žodžiu, aš ten tikrai labai gerai leidau laiką būtent su šita rankraščio vieta. Mano artimo aplinkoje buvo tokiu atveju, buvo to bėgimo iš namų, buvo tuo atveju ir gal dėl to man buvo lengva apie tai rašyti, bet savaime aišku, kad aš irgi esu darius tų dalykų, apie kurias nepasakojau mamai. O mama perskaičius, sakai, kad tave supo stiprios moteris, mama, močiutė, prosenelė, jeigu teisingai atsimenu. Kaip jos priimdavo tos tokius, vis tiek ten daug kas atpažįstama turbūt, kaip jos, ar palaikydavo tave? Taip, aš visada jaučiau palaikymą, taip. Ir man atrodo, kad mama, jinai visada skaito mano knygas, turi visus mano vertimus, kaupia, kiek ten gali. Jinai turi dar mano iš mokyklos laikų eilėraščių ir juos ten saugo ir ten kažkokių ten straipsnelių. Žodžiu, tikrai aš jaučiu tą palaikymą. Ir dar yra toks gana pasikartojantis personažas kaip močiutė, kuri būna tokia kartais šiek tiek moralistė, sako, kad inteligentiškam žmogui ten reikia daryti tą ir aną. Ir irgi, man atrodo, šiek tiek kartojasi. Tas senelės personažas, taip, jisai kažkaip, ar tai bebūtų senelė, ar tai būtų teta, ar tai būtų kažkokia, bet man buvo įdomu, negaliu sakyti, kad aš taip nuosekliai knyga iš knygos galvoju, kur čia man tą senelę įkišti, bet
man ta senelė yra savotiškai kaip ta, na, viena vertus tai yra ir išminties šaltinis, kita vertus man tai yra labai apie tą tokią besąlygišką meilę, nes tėvai yra tėvai, o kažkaip seneliai savo anūkus vis dėlto priima ir myli kažkaip kitaip, kažkaip, na, dovanodami visą save. Ir trečia vertus, ta senelės figūra apskritai ir taip kultūriškai, jinai yra tokia, man jinai atrodo be viso kito kartu ir tokia, kuri tarsi jau tie visuomenės lūkesčiai, reikalavimai savotiškai jos jau ją jau nebegalioja, jinai yra jau iš jų išsivadavus ir jinai gali daryti, ką nori, sakyti, ką nori ir būti kokia nori. Tai net raudonkia paraitė praryja vilkas kartu su senele, ne su mama. Gerai, paskutinis klausimas. Ar bijai kritikos? Ar paauglių knygoms pasitaiko daug recenzijų? Aš taip pat nematau, kad labai rašy. Aišku, parašo, specialistės parašo, bet rečiau, man atrodo. Paauglių knygos iš ties susilaukia gal ne tiek daug kritikos, ne tiek daug recenzijų, todėl aš, na, rašydama, savotiškai tai buvo apsaugota nuo kritikos, ar ne, bet aš labai tikrai vertinu konstruktyvią kritiką, konstruktyvias pastabas, ypač geriausia, jeigu jos būtų iki knygos pasirodymo, jeigu jos būtų apie rankraštį, kurį aš dar galiu taisyti ir tobulinti. Na, bet kokiu atveju, man atrodo, kad ta kritika yra dalykas, kurį galima išsakyti visai. Ta patį dalyką gali pasakyti ir taip, kad tai skambėtų konstruktyviai, na, arba taip, kad tu tą žmogų taip jau labai nužemintum ir privertum susimastyti, kad jis gal tada visai jau nebeturėtų rašyti. Gerai, ačiū tau, Akvilina. Ačiū, Laukiu Giedrė. ne tik tai naujos knygos paaugliams, bet ir daktaro disertacijos. Ačiū tau. O, Aha, taip, iki. iki.